Labą dieną. Na ką, ir vėl eilinė mūsų tiesioginė transliacija iš Santaros klinikų studijos. Pavasaris vilioja į gamtą, į laukus ir šiandien nusprendėme pakalbinti Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoją Karoliną Žvirblytę Skriebutienę ir jinai mums papasakos apie tokį padarą erkę. Ir tiksliau ne apie erkę, o apie erkinį encefalitą mes kalbėsime. Nusprendėme, kad kalbėsime tik apie tą vieną ligą, nes aišku yra ir daugiau erkių platinamų ligų, bet kalbėsime būtent apie erkinį encefalitą. Tad gydytojai, pirmas klausimas yra atskrieja toks, kuo tas erkinis encefalitas pavojingas ir kokios gali būti pasekmės, jei liga progresuoja. Labadiena, gerbiami klausytojai. Tai iš tiesų erkinis encefalitas yra labai aktuali liga Lietuvoje. Tai yra viena sunkiausių ir svarbiausių virusinių centrinės nervų sistemos infekcijų Lietuvoje ir Europoje iš tiesų. Ir turbūt yra pagrindinė problema yra ta, kad efektyvaus vaisto veikiančio šį virusą mes neturime. Na ir nepaisant itin efektyvios imunoprofilaktikos skiepais, kurią mes turime Lietuvoje, sergamumas erkiniu encefalitu yra vienas didžiausių Europoje. Tai galbūt norėčiau priminti ir erkinio encefalito visą kliniką, eigą. Tai iš tiesų tai yra viruso sukeliama liga, kuri kaip žmogus gali užsikrėsti. Gali užsikrėsti įsisiurbus erkiai. Šį virusą platina Ixodes ricinus erkės, arba daug mažesnis procentas užsikrėtimo, tai būtų vartojant nepasterizuotą karvių bei ožkų pieną, bei vartojant nepasterizuotus karvių bei ožkų pieno produktus. Na ir dažniausiai inkubacinis periodas, tai yra, kada tie erkinio encefalito simptomai pasireikš, tai yra 2-28 dienos. Ir erkiniam encefalitui yra būdingos dažniausiai tokios dvi karščiavimo bangos. Tai pirmosios karščiavimo bangos metu pacientai dar neturi neurologinių simptomų. Mes galime supainioti tikrai su kitomis ligomis, pavyzdžiui, netgi gripu. Pacientai skundžiasi nestipriais dažniausiai galvos skausmais, aukštų karščiavimu, gali būti kataro reiškiniai, kartais netgi gali būti ir gastrointestininiai reiškiniai, pavyzdžiui, pacientai gali viduriuoti. Ir šis ligos periodas trunka apie savaitę. Ir po to savaitės tęsiasi toks kaip tariamojo pasveikimo laikotarpis. Tai tuomet pacientas jokių simptomų neturi ir dažniausiai, ką mes turime, tai po 7-10 dienų jau prasideda neurologinė simptomatika. Tai yra pacientui pasireiškia erkinio encefalito klinika. Tai iš tiesų, kaip gali pasireikšti? Tai formos yra erkinio encefalito. Tai lengvesnė forma yra, kuomet pažeidžiami galvos smegenų dangalai, tai mes turime meningitinę formą ir dažniausiai meningitinė forma pasireiškia stipriais galvos skausmais, aukštų karščiavimu, pykinimu, vėmimu, fotofobija, fonofobija. Na, jeigu mes turime meningo encefalitinę formą, kuri yra iš tiesų viena dažniausių, jos serga vidutinio amžiaus žmonės ir senyvi pacientai, tai jau tuomet gali atsirasti ir sąmonės sutrikimas, taip pat tremoras, eisenos sutrikimas, gali vystytis delyro klinika, pacientai gali tapti neorientuoti. Tai vat, ir ta jau pati sunkiausia yra meningoencefalomielitinė ir gali būti mieloradikulitinė, kuomet jau gali atsirasti ir paralyžiai. Tai iš tiesų klinika labai sudėtinga ir mes visą laiką pacientams sakome,
nepaisant ar matė įsisiurbusią erkę ar ne, bet jeigu lankėsi gamtoje, jeigu yra ši liga, tai yra laikotarpis, kuomet galime susirgti, tai yra pavasaris, vasara, ruduo, o dabar net kartais ir žiemos pradžioje, jeigu oras būna šiltas, tai atsiradus tokiai klinikiniai simptomatikai, kuo greičiau pacientams reikia kreiptis į gydymo įstaigą. O ar tiesa, kad erkinis encefalitas gali sukelti ilgalaikius sveikatos problemų, netgi jeigu žmogus pasveikęs? Taip, iš tiesų gali sukelti ilgalaikės sveikatos problemas. Yra nustatyta vien tai, kad sveikimas po erkinio encefalito būna labai ilgas. Nustatyta, kad pacientai sveiksta maždaug apie pusę metų, tai ilgalaikiai liekamieji reiškiniai nustatomi netgi iki 40% pacientų, tai tikrai daug. Na, o sunkus neįgalumą sukeliantys reiškiniai, kurie gali būti nustatomi 8, maždaug 9% pacientų, gali pasireikšti parezėmis, sutrikusią eiseną, klausos sutrikimu, paralyžiais. Ir net 20% ir daug kalbama dabar apie šį tokį sindromą, tai yra poencefalitinį neurokognityvinių funkcijų sutrikimą. Tai pacientas gali skųsti sutrikusią atmintimi, gali varginti tokie epizodiniai galvos skausmai, gali sutrikti darbinė atmintis, jis tiesiog iškrinta netgi iš darbo rinkos, gali keistis jo mokymosi įgūdžiai. Tai iš tiesų tai sukelia ne tik medicininius, bet ir socialinius ir tokius net ekonominius reiškinius, jeigu ir pasveiksta. Taip, bet tai, ką jūs pasakojate, tai net diagnozuoti būtų sudėtinga. Ateina žmogus ir sako, man atminties sutrikimai. Tai jūs aš net galvoju, kaip diagnozuoti teisingai? Ar lengva diagnozuoti erkinį encefalitą? Iš tiesų, kaip ir minėjau, tai erkinio encefalito diagnostika yra ir klinikinė, ką pacientas išpasakoja mums, kokius turi klinikinius simptomus. Labai svarbu susirinkti tą ligos anamnezę, epidemiologinę anamnezę, ar pacientas lankėsi gamtoje, ar jisai pagaliau yra vakcinuotas nuo erkinio encefalito ir ar buvo karščiavimo epizodas prieš tai ir po tam tikros sveikimo periodo, po to nekarščiavimo periodo, ar atsirado neurologinė klinika. Diagnozuoti nėra sudėtinga erkinį encefalitą. O jeigu žmogus pamiršo, kad jisai turėjo temperatūros tiesiog, ar visi jo atsakymai būtų ne, erkė nebuvo įsisiurbusi, miške buvau, bet aš neprisimenu, kad būtų karščiavimas. Jūs vis tiek kažkokius tyrimus darote. Taip. Ir tai jau parodo, taip yra ar nėra. Taip, tai parodo, bet, kaip mes ir sakom, pacientam, turbūt žino ne tik infekcinių ligų specialistai, bet žino ir šeimos gydytojai, kad erkiniam encefalitui yra būdingas karščiavimas. Tai yra, pacientai visą laiką karščiuoja, kurie serga būtent erkinio encefalitu. Tai yra tas, atsiminti, nebūtinai gali pacientas sakyti, kad ir nematė erkės, bet jeigu jisai febriliai sukarščiavo, atsirado galvos skausmai, atsirado, pavyzdžiui, eisenos sutrikimas, kuo greičiau kreiptis, tada jau šeimos gydytojas gali siųsti pas gydytoją specialistą, tuomet atliekami bendraklinikiniai tyrimai, tokie kaip bendras kraujas, uždegiminiai rodikliai, dažniausiai sergant erkinio encefalitu, jie būna normos ribose ir tada atliekami specifiniai serologiniai tyrimai, kuomet yra nustatomi erkinio encefalito antikūnai, ir jau patvirtinama, kad yra erkinis encefalitas, atliekama juosmeninė punkcija, tai yra tyriamas smegenų skystis. Dar sakėme, apie erkės nekalbėsime, bet nors šiek tiek kažkaip, kaip jūsų praktikoje, kaip susidaro įspūdis, ar erkės aktyvesnės tik miškuose,
Galbūt jų galima rasti jau ir mieste. Kaip žmonės atvažiuoja pas jūs, pavyzdžiui, sako, aš miške nebuvau, va tik tai parke vaikščiau, arba net gal mieste tiesiog. Taip iš tiesų, tai kiekvienais metais erkinio encefalito daugiausia atvejų yra nustatoma miškingose teritorijose. Yra taip nustatyta, kad erkės gyvena ant augalų, ant aukštos žolės, maždaug 25-30 cm aukštyje. Ir dažniau nustatoma būtent tų rajonų gyventojams, tai yra miškininkams, grybautojams, uogautojams, vasarautojams sodybose. Tačiau iš tiesų Lietuva yra endeminė teritorija ir erkių mes tikrai galime sutikti mieste, miesto parke, miesto pievelėje, ypatingai jeigu mes turime tankia žole apaugusias teritorijas, nenušienautas teritorijas, tai išvedus šunį pasivaikščioti, pavyzdžiui, Vingio parką, mes tikrai galime užsikrėsti erkiniu encefalitu. O kaip jūs patartumėte, jeigu įsisiurbia erkė, kaip tinkamai ištraukti, aišku, tą įsisiurbusią erkę, ar tebėra tas patarimas, kad prieš laikrodžio rodyklę arba jeigu aš ištraukiu erkę, randu erkę, ar būtinai kiekvieną atveju kreiptis į gydytoją, jau užpulti masiškai? Labai geras klausimas. Aišku, aš noriu iš karto pasakyti, kad skubus erkės ištraukimas neapsaugo nuo erkinio encefalito. Nes erkė, jeigu jinai platina šį virusą, oda tik įbrėžusi, įkandusi virusą perduoda tučtojau. Tai jeigu prabuvo minutę ar valandą ar porą dienų, tai visiškai neapsaugo nuo erkinio encefalito. Tai bet mes galim prisiminti ir kitą ligą, tai yra Laimo liga. Ankstyvas erkės ištraukimas per 24-48 valandas apsaugo nuo Laimo ligos. O kaip taisyklingai ištraukti, tai prieš laikrodžio rodyklę mes to principo netaikome, tai erkę reikia suimti kuo arčiau odos, pincetu arba panašiu pincetą daiktų, bet rekomenduojama pincetu. Pincetą mes galime nusipirkti vaistinėje ir staigiu judesiu traukti į viršų. Ir dar noriu toks kaip ir mitas gal, bet dažnai sutinkamas praktikoje, kad pacientai prieš traukdami erkę naudoja, pavyzdžiui, tepa tą vietą aliejumi arba kažkokiais savo sugalvotais tirpalais, to daryti nerekomenduojama. Bet aišku, ištraukus erkę rekomenduojama tą vietą dezinfekuoti. Turbūt norėčiau dar pasakyti ir tai, kad nereikia išsigąsti, jeigu lieka erkės galvutė, tai jinai iš tiesų jau žmogaus užkrėsti negali, tiesiog žiūrėti kaip į likusią rakštį, jinai pasišalina svetimkūnį, dažniausiai pasišalina pati. Aišku, jeigu atsiranda pūliavimas, kažkoks vietinės odos infekcijos požymiai, tuomet reikia kreiptis į gydytoją ir turbūt priminti pacientui, kad stebėtų tą erkės traukimo vietą apie mėnesį, ar neatsiranda migruojanti eritema. Tai yra vienas iš Laimo boreliozės požymių, tai yra pirma Laimo boreliozės stadija, tai yra migruojanti eritema. Jeigu jie atsiranda, tuomet rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją. Tikrai pirmąją Laimo ligos stadiją gali gydyti ir šeimos gydytojai, tai nebūtina infektologo konsultacija, bet... O paprastam žmogui dar pasakyti, kas yra migruojanti eritema? Toks yra paraudimas aiškiomis ribomis, turi būti didesnis nei 5 cm, nes, aišku, po erkės traukimo mes galime turėti ir vietinės alerginės odos reakcijas. Tai toks aiškių ribų paraudimas, kuris dažniausiai šviesėja, o centras būna toks raudonesnis, dar kitaip vadinama, tokia susiformuoja kaip buliaus akis. Tai jeigu mes turim tokį ratą ir jis didėja, tas paraudimas plečiasi, tada reikia kreiptis į medikus, kad kuo greičiau būtų paskirta antibiotiko terapija. Tai čia apie Laimo ligą gal kitą kartą taip. Dabar tada vėl grįžkime prie erkinio encefalito. Ir
Dar teko girdėti, kad erkinio encefalitu galima užsikrėsti ne tik tai erkiai įsisiurbus. Taip, galima užsikrėsti ne tik erkiai įsisiurbus, bet ir vartojant pieno produktus. Tai dažniausiai nevirinta ožkų, karvių pieną, netgi kartais ir avių pieną ir produktus, jeigu tai yra termiškai neapdoroti, nepasterizuoti, sūriai, pavyzdžiui, tai reikia įspėti. O jeigu mes perkame kaimišką pieną, tą pieną gerai išvirinti. Ir tada, aišku, mes tokiu atveju esame turėję ir jiems yra būdingas grupiškumas, kad susirga, gali susirgti ne vienas žmogus, bet visi šeimos nariai, ir maži vaikai, suaugę, ir vaikai, jeigu vartoja tą pieną. Taip. Nes čia ir būtų tas atvejis, kad aš nejau nei į mišką, nei man erkė buvo įsisiurbusi, o man vis diagnozavote erkinį encefalitą. Taip, bet iš tiesų, tai jeigu tai procentiškai apskaičiuota yra, kad erkės įsisiurbusios nemato net iki 40% pacientų. Ir gali. Tiesiog jos nukrenta. Greit nukrenta pati erkė arba aunant kelnes. Taip. Kaip sako, jeigu būna patinėlis, tai prisisiurbė tiek, kiek jam reikia ir jisai nukrenta. Taip. Arba nimfutės. Taip. Ir jos taip pat gali užkrėsti. Taip. Nimfutė yra vaikas, taip traktuotinas, ar ne? Taip. Ir tai yra vienas iš mitų, toks, kaip ir ką mes girdim iš pacientų. Aš erkės nemačiau, vadinasi, aš erkinio encefalitu negaliu sirgti, bet taip nėra iš tiesų. Ir jūs pati paminėjote, kad čia visai nepriklauso nuo to, ar tu esi vaikas ar suaugęs, tiesiog gali vienodai taip susirgti ir sunkiai susirgti. Taip, iš tiesų taip. O kitas klausimas, ar tiesa, kad jeigu esi prasirgęs vaikystėje, sakykime, arba, nebūtinai vaikystėje, prasirgęs erkinio encefalitu, kad tai jau ir yra tavo skiepas. Taip. Erkinio encefalitu tai yra skiepas. Kartotinai nesusirgama. Vienintelis palinkėjimas žmonėm, kad vienintelis džiaugsmingas galėtų būti susirgimas erkinio encefalitu, kad daugiau tu jau juo nebeužsikrėsi. Taip, bet geriau nesusirgti, iš tiesų nerizikuoti. Gal geriau tada grįžkime prie vakcinacijos. Taip. Geriau nesusirgti, geriau pasiskiepyti. Taip. Ir kaip yra su tais skiepais Lietuvoje? Anksčiau buvo labai brangus. Dabar, kiek aš žinau, tos kainos ir kompensacijos yra kažkokios. Kokia situacija? Taip, Lietuvoje, aš sakyčiau, situacija su skiepais yra labai gerai. Vakcinos yra iš tiesų prieinamos ir galime dabar net skiepytis ir vaistinėse. Gera ta žinia yra, aišku, kad mes nuo praeitų metų rugsėjo turime vakciną, valstybės kompensuojama PSD lėšomis žmonėms nuo 50 iki 55 metų amžiaus. Tai turim ir kompensaciją. Bet aš manau, kad Lietuvoje labai gera situacija. Jeigu nori, gali pasiskiepyti, reikia pasiskiepyti. Ir pamiršti irgi tą turbūt irgi vieną iš mitų, kad skiepytis, vakcinuotis prieš prasidedant erkių sezonui. Iš tiesų, skiepytis galima bet kada. Pasiskiepijam, vakcina saugo. Aišku, dar vėliau galėsiu irgi pasakyti apie tas, kaip vakcinuotis. Atapiškumai, taip. Turime ir tokį klausimą. Yra atapiškumai, nes vieno bakstelėjimo nepakanka. Taip. Suprantame, reikia kažkokio tai prieimo etapinio. Tai gal dabar ir pakalbėkim. Vienas skiepas. Taip. Apsaugo jau nors kažkiek nuo to erkinio? Ne, vienas skiepas neapsaugo. Yra tokios schemos, tai yra įprastinė, taip vadinamo, arba pagreitintoji. Dažniausiai yra vakcinuojami pacientai įprastinė vakcinavimo schema. Tai yra trys turime turėti bazę, tai yra vakcinų bazė. Tai yra pirmas skiepas įvakcinuojamas, tada tarp pirmos ir antrosios dozės yra daromas 1-3 mėnesių laiko tarpas. Ir kuomet mes jau turime 2 vakcinos dozės, dar reikia paminėti, kad susidarytų apsauginis antikūnų titras, turi praeiti
turi praeiti 2 savaitės po antrosios dozės. Ir jau šios 2 dozės nuo erkinio encefalito apsaugo maždaug metus. Na ir tada tarp antrosios ir trečiosios vakcinos dozės mes dažniausiai darome 5-12 mėnesių laiko tarpą ir tuomet jau susidaro patvarus imunitetas. Revakcinuotis reikia po 3 metų ir tada po 3 ir 5 priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Kaip gaila, kad negali visų 3 dozių vienu kartą susibesti ir tada jau turėtum tarsi užtikrintą vakciną. Bet, čia reikia pasistengti. Taip, reikia, bet pagalvoti, kad iš tiesų prisiminti, kad liga yra valdoma vakcinomis, kad neturime efektyvaus vaisto ir tik taip galime apsisaugoti, nes ligos pasekmės jos gali būti labai labai liūdnos. O kaip kitos šalys susitvarkė? Mes kaip Lietuva atrodo apskritai Europos plotmėje žiūrint? Tai iš tiesų Lietuvoje erkinis encefalitas yra labiausiai paplitęs iš visų Europos šalių. Austrijoje buvo puikiai suvaldyta ta liga tiesiog naudojant vakcinaciją. Tai bet ir mes galime to pasiekti. Jeigu vakcinuosimės, tai noriu paraginti visus tiesiog eiti ir vakcinuotis. Ir nebijoti, negalvoti apie kažkokius mitus, kad gali būti sunkios pasekmės pasivakcinavus. Tiesiog galvoti, kaip nesusirgti, nes susirgus erkiniu encefalitu gali pasikeisti iš tiesų visas gyvenimas. Ar daug jūsų per metus, sakykime, aišku, aš suprantu, kad sezoniškumas yra, ar daug pasitaiko Santaros klinikose tokių sunkesnių atvejų metų bėgyje? Sezono metu, kuomet mes nustatome erkinius encefalitus, tai gal taip iš tiesų mes matome čia sunkiausius turbūt atvejus, nes tai yra ligoninė, kur patenka sunkiausi erkinio encefalito atveju, bet tų sunkių formų maždaug, nežinau, gal apie 20%. Tai pakankamai daug. Ir nebūtinai tai gali būti, galvoju, kad supolarizuoja, bet sunkumas gali būti ir kita, gali sutrikti klausa pacientų, gali sutrikti eisena, gali vystytis įvairių sąmonės sutrikimai. Tai sunki. Neįgalus žmogus. Taip, ir gali tapti neįgalus nuo kitų priklausomas žmogus. Tai mūsų pokalbis eina į pabaigą, štai taip greitai mes apie tą erkinį encefalitą, nebent kažko dar nepaklausiu, galbūt kažką dar norėtumėt papildyti, gal apie mitus net jūs esate papasakojus, gal dar kažkokiu turite linksmų ar kažkokių, gal nesinori vien tik prigąsdinti, bet galbūt tiesiog būtent paskatinant skiepytis, gal dar kokių mitų yra, arba patarimų, kaip elgtis žmonėm, tiem, kurie, pavyzdžiui, yra tikrai žvejai, kokie žmonės, kurie daug laiko praleidžia gamtoje. Kaip jiems saugiai elgtis? Tai jeigu kalbant apie erkinį encefalitą, tai aišku, pirmiausia pasivakcinuoti ir jokių mitų čia negali būti. Aišku, o kas lankosi žvejai, pavyzdžiui, arba grybautojai, tai nepamiršti ir kitų apsaugos priemonių. Tai naudoti purškalus nuo erkių, repelentus. Tada apranga turi būti tinkama, į gamtą eiti su ilgomis kelnėmis, ilgarankoviais marškinėliais, sakysime, kelnes sukišti į batus arba į kojines. Rekomenduojama dėvėti šviesią aprangą, kad pamatytume ropojančią erkę. Nesilankyti, kur yra apžėlusios teritorijos, aukšta žolė. Tai ir turbūt dar irgi pasakyti, kad grįžus apsižiūrėti visą kūną, ypatingai pažastų sritį, kirkšnių sritis, už ausų, nusiprausti po dušu. Tai turbūt gal tokie patarimai. Puiku. Tai ačiū, gydytojai. Tiesiog dar vieną klausimą norėjau paklausti, bet bėgom ir nubėgom, mes kalbėjom apie mitus.
gal tada paliksime kitam kartui ir noriu padėkoti, iš tiesų mes tokį greitą padarėm rakursą apie erkinį encefalitą ir į klausimus atsakė šiandien Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoja Karolina Žvirblytė Skrebutėnienė. Dėkoju Jums, gydytoja, kad Jūs radote laiko, o Jums noriu palinkėti sveiko buvimo gamtoje ir susitiksime kitose transliacijose, o šią transliaciją kviečiame žiūrėti Santaros klinikų Facebook'o profilyje ir YouTube įkelsime būtinai po transliacijos ir į YouTube kanalą. Būkime sveiki ir iki kitų kartų.